Nu tai ką, amerikiečiai išveda 1000 karių iš Lietuvos. Dabar tokia panika biškai pasisėjus Lietuvoje. Daug kur žiniasklaidai, daug kur Facebook'e matos visokie tokie straipsniukai, kad va, amerikiečiai mus čia išdavė, va, sakiau, kad jie išdavė. Tai ir apskritai turiu tokią nuostabą, esu apskritai nustebęs, kaip visoje Europoje vyksta ta komunikacija dėl Amerikos karių išvedimo iš Europos ir tokios komunikacijos, tokio paaiškinimo paprastiems žmonėms trūkumo, kaip čia viskas iš tikrųjų yra ir kaip galbūt ten nėra viskas taip blogai, kaip piešiama, ta prasme. Tai va, tą norėčiau paaiškinti šiandien. Ir svarbiausia, ką noriu pasakyti, kad aš kalbėsiu, net būsiu kaip ir ne tas, kad už amerikiečius, bet paaiškinsiu juos, bet kalbu tikrai ne iš pro-trumpiškos pozicijos, nes apskritai, kas skaito mano straipsnis Facebook'e, tai tikrai žino, kad labai dažnai papeikia amerikiečius ir ypatingai šitą administraciją, tai va ta gynyba bus tokia logiška, nes ilgą laiką pats galvojau, kad tikrai amerikiečiai nėra garantas pas mus, mūsų šalyje iš tikrųjų, ir tie 1000 karių gali bet kada būti išvesti ir netgi rašiau atskirą straipsnį, kad gali amerikiečiai gal šantažuoti mus dėl baltarusiškų trąšų tranzito ir bandyti derintis taip, arba išvėsim karius, arba praleidžiat. Tai vat, mano nuomonė irgi buvo tokia skeptiška apie tos amerikiečius, bet pastaruoju metu tiesiog pradėjau daug domėtis, kaip čia viskas yra. Ir kažkaip pačiam pasidarė viskas aiškiau ir truputį ramiau. Tai vat pradžiai, kad suprasti visą tą Amerikos karių buvimą Europoje, tai pradedam nuo to, kad, tarkim, Europoje yra apie 100 000 tų Amerikos karių. Bet šitų 100 000 nereiškia, kad jie visi yra tie, kurie, tai jeigu taip paprastai tariant, tai tie, kurie, jeigu karas vyktų, tai ateina ir šaudas, tie 100 000. Ne, 100 000 tai yra visą kovinę grupuotę, tai ir vadavietės, ir logistika, ir remonto bazės, medikai, apmokymo grupės. Tai iš tų viso 100 000 tokių, kur grinai, kaip sakau, jeigu vyktų karas, tai jie eitų jau šaudyt, yra, tarkim, apie 25 000. Iš tų 25 000, net ne iš tų, bet iš viso 100 000 yra Amerikos 4 brigados, kurios rotuoja šiuo metu Europoje. Tos brigados yra po 5000 karių, tai iš viso apie 20 000 karių rotuoja. Tai reiškia, kad grubiai pastoviai, taip vienu metu Europoje būna 3 brigados, 4 brigada kartais atvyksta iš Amerikos. Tada viena iš tų brigadų išvyksta į Ameriką, tad pasipildo čia ir tada vėl būna 3 brigados. Tada vėl po kiek laiko atvyksta vėl ta 4 brigada. Jiems tokia papildoma visada būna. Tos brigados, tie 5000 karių nebūna vienoj vietoj. Tai nereiškia, kad viena brigada 5000 karių vienoj vietoj sėdi. Ne, jie būna paskirstyti, kaip pas mus, pavyzdžiui, 1000 karių buvo, dar kažkiek kareivėlių. Ir jie taip po regione, tam tikram aplinkui pasiskirstusi ta brigada yra, kad jeigu jau būtų reikalas, jie gali veikti šiaip kaip vienas derinys, bet jie nėra ten pusė brigados ten iš vis ten Portugalijai, pusė Lietuvoje. Ne, jie plius minus šalia yra, bet jie nėra būtent vienoj vietoj. Tai dabar pereiname prie to klausimo, kad kaip čia su tuo karių išvedimu iš Vokietijos. Iš Vokietijos yra išvedama 5000 karių, bet tai nereiškia, kad jie yra būtent tos karinės parengties. Iš Vokietijos pagrindė išvedama administracinė dalis. Nes šiaip, kaip reikia įsivaizduoti, kad šiaip Vokietijai yra apie virš 30-35 gal tūkstančiai, gal kartais net iki 40 000 būna Amerikos karių. Jų ten daugybė vis dar yra. Ten, ta prasme, tie 5000 išvedimas, tai yra kažkiek gal vadavietės išveda, gal kažkiek remonto bazės, kažkiek logistikos išveda. Ta prasme, tokie dalykai, kur vokiečiai gali šiaip realiai kompensuotis patys tos dalykus. Tai nėra kažkoks labai didelis praradimas. Ir todėl aš galvoju, kad vokiečiai gan taip ramiai reagavo į visą šitą dalyką, kai buvo paskelbta. Nors tai vyko taip chaotiškai, nebuvo
pasakyta, kada tiksliai ir kas kaip, bet vokiečiai gan ramiai reagavo ir pasakė patys, kad tai nėra kažkokia didelė bėda. Ir dabar truputį tai suprantu, nes va tai va nėra būtent tie kareivėliai, kur va jeigu karas, tai jie eina į priešakinės linijas, ko galbūt Europoje labiausiai šiuo metu trūksta, tų gerai apmokytų, va, kas galėtų tikrai va jau eiti karą. Ir pasirengusių, ta prasme. Tai va, o tuo pačiu metu, kai iš Vokietijos yra išvedami kariai, tai va tokia labiau administracinė dalis, aišku, kažkiek ten ir tų kareivėlių išveda, bet minimaliai palyginus. 5000 karių Amerika atveda į Lenkiją. Ir iš tų 5000 karių didesnė dalis yra būtent tie kariaujantis. Na, va, aš taip paprastai lyginu, va, tarkim, administracinė dalis, kariaujanti dalis, tai va, tie, kur priešakinėse linijose jau yra, į misijas važiuoja, tie, kur ten užnugarį dirba, na ir būna dar toks vidurkis, va, tokie va, artileristai visokie, jie kaip ir kariauja, bet jie užnugaryje. Bet dabar, tarkim, jų neminėm. Ir, žodžiu, Lenkija atgabena irgi 5000 karių. Tai va, viskas, kas vyksta realiai Europoje iš tos didžiulės panikos, kur amerikiečiai palieka Europą, gaunas taip, kad Amerika dalį savo karių tiesiog perbazuoja iš Vokietijos į Lenkiją, į arčiau į rytinį flangą. Ir Lenkija amerikiečiams labai tenka, daug labiau tenka negu vokiečiai. Iš dalies, ta prasme. Vokietijai vis tiek dar lieka ten, sakau, virš 30 000 karių, bet dabar jau virš 30 000 karių jau po truputį susidaro ir Lenkijai. Žodžiu, Lenkui labai tenka amerikiečiams, nes Lenkai viską finansuoja. Viską. Atveskit karius, pastatysim bazės, infrastruktūrą, kelius nutiesim, kariams mokėsim, viską padarysim, tik atveskit. Taip pat Lenkų vyriausybė visada labai gerai sutarė su amerikiečiais ir pritarė jų agendai. Žodžiu, pas juos toksai vienas bendras plius-minus kelias yra, vieni kitiem pritarė. Kas taip pat amerikiečiams patinka, kad Lenkai labai daug investuoja į amerikiečių ginklus ir apskritai savo gynybą. Tada gaunasi taip, kad Vokietijai lieka didesnė dalis Amerikos visos tos europietiškos kariaunos, tokios va, kaip ir vadavietės, logistika, lėktuvų bazės, o Lenkijai lieka didesnė, ne tas, kad lieka, bet Lenkijai sudarinėjimo didesnė kovinė grupė. Ir to išvedimo pilnumoje, va, šiuo metu, iš viso to 100 000 karių amerikiečių to išvedimo iš Europos realiai gaunas, jie išves vieną pilną brigadą. Tai vieną pilną kovinę grupę, tos 5000, aišku, su visa technika, su visko, bet palygins, tai nėra tokia katastrofa didžiulė, kaip piešiama, ta prasme. Nes iš tos brigados irgi vis tiek gaunas iš tų 5000 karių, ten, 3,5 yra, kaip sakau, tie kariaujantis jau, ten kokio 1500 tokia administracinė dalis irgi toj brigadai vis tiek gaunas tokia labiau palaikanti tuos priešakinius karius. Tuo pačiu metu amerikiečiai plečia savo karinės bazės Lenkijoje. Tiksliau, Lenkai plečia, kad amerikiečiai galėtų atvažiuoti. Ir iš Lenkijos amerikiečiam labai patogi logistika gautis, nes jie iš ten gali ir vienu ar kitu atveju į Ukrainą gabena ginklus per Lenkiją. Tada į Rumuniją gali jie greitai nuvažiuoti, jeigu reikia, gali į Lietuvą greitai dislokuotis, jeigu reikia, gali į Vokietijos grįžti. Ir iš Čekijos į Lenkiją, netgi tą artilerijos sviedinius per Lenkiją iš Čekijos važiuoja į Ukrainą. Tai va, toks yra visas papasakojimas apie bendrą amerikiečių pabėgimą iš Europos. Kas liečia Lietuvą? Tai, prasme, Lietuvoje amerikiečių kariai pabūna apie 9 mėnesius, jie tada išvažiuoja. Jie yra rotaciniai kariai, jie yra ne vietiniai. Tai vat, tas visas rotavimas paprastai vyksta kokias 3 savaitės ir po to vėl atvažiuoja kiti. Tik šį kartą gali būti, kad atvažiuos truputį vėliau tikėtina, gal biškį mažiau. Nes vyksta tas dabar visas toksai pajėgų pergrupavimas Europai. Asmeniškai, kaip aš galvoju, kad jie daugiau kovinių grupių laikys Lenkijoje. Ir jeigu kariai rotuos pas mus,
Tai jie būtent ir rotuos va taip va iš Lenkijos, nes tai tokia patogiausias toks kelias yra. Bet bendra tendencija, kokią pastebėjau, kas vyksta su Amerikos bendradarbiavimu ir Europos, nu, va taip, kaip Amerika žvelgia į Europą šiuo metu, tai pagrindė tas karių, jų atitraukimas iš Europos vyks iš vakarinių dalių, gal kažkas išvyks namo. Didesnė dalis tiesiog persibazuoja į rytus ir Amerikai, kas rytuose Amerikai patinka ir kas reikalinga rytuose. Tai vienas dalykas, Amerikai patinka šalis, kurios labai daug investuoja į savo gynybą. Ir tame tarpe jiems labai tinka Lenkai ir Lietuviai, nes mes investuojam daug daugiau negu numatytas BVP. Tada jiems patinka tai, kad mes patys finansuojam visą tą jų karių buvimą. Tada jiems reikalingas rytinis flangas saugoti, ką jie ir daro, čia atsiųsdami karius. Ir jiems patinka šalis, kurios perka iš jų daug ginklų. Ir todėl amerikiečiai sudarinėja gamybos sutartis su Lenkais, amerikiečiai tikriausiai sudarinės stipresnės gamybos sutartis su lietuviais. Pas mus bus arba surinkimo bazės kažkokios, o gal netgi ir gamybos bazės. Tai va taip ir gaunas, kad tas amerikiečių visas saugumas persikelia į rytinį flangą. Todėl visa ta sumaištis, kad amerikiečiai bėga iš Europos, gaunas labiausiai, kad jie iš tikrųjų pašalins iš 4 brigadų, paliks 3 rotuojamas Europai ir didesnė karių grupė perkels į rytus ir čia bus tos karinės grupuotės, o administracinė dalis kažkuri pasišalins iš Europos. Tai va taip ir gaunas. Todėl tos didelės panikos kelti, kad iš Lietuvos pasišalina tie 1000 karių, kažkaip ir nereikėtų, nes aš manau, kad praeis laiko, amerikiečiai persigalvos, kurios kareivėlius laikyti ir tie žmonės čia sugrįš. Nes rytinis flangas yra Amerikos dabar šiaip prioritetas. Taip kad kitas dalykas įdomus yra, kad kalbama apskritai yra apie NATO planuose yra toksai branduolinis atgrasimas rytinio flango. Tai yra, kad ir amerikiečiai, ir NATO partneriai tarėsi gal dislokuoti kažkokias branduolinės, ar tai galbūt jas ar pajėgas, nu kažką, kas vadinas branduolinis, žodžiu, rytinį flangą. Ir tame netgi yra minimos Baltijos šalis, bet jeigu tai asmeniškai, nemanau, kad pas mus čia atveš kokią bombikę saugot, kad galėtume rusus atgrasinti, bet Lenkijai tikrai dislokuos, nes Lenkai patys apie tai labai senai šneka ir rusam užteks to labai smarkiai putotis. Bet ir atsiras tuo pačiu metu daug labai viskių vatinių, nevatinių išsišokėlių socialioje erdvėje, kurie pasakas, kad NATO čia grasina Rusijai ir patys čia erzina ir veržiasi į rytus. Ne, ruskėliai patys Baltarusijai savo tas visokias raketas tempia ir stato bazės ir pastoviai mums grasina ir plius minus dar Kaliningradą turi, iš kur irgi pastoviai Europai grasina. Tai va tiek visos tos panikos. Jeigu dar tiek prižiūrėjot, tai tikrai paspauskit like, nes man tai žiauriai daug padeda. Paspauskit prisijungti. O sakau, iš visos tos panikos tai yra tie, kad tie kareivėliai beveik garantuotai sugrįš. Jeigu jie nesugrįš, tai jie bus dislokuojami Lenkijai, didžiausia Europos amerikiečių kovinė grupė, iš kur galim bus greitai permesti į rytesnę dalį į Lietuvą ir tos didelės bėdos nėra. O iš viso 100 000 amerikiečių pabėgimo iš Europos, tai gaunas didesnioji dalis administracinė arba ten logistinė kokia nors, kas yra pilnai kompensuojama, pačios šalis tikrai gali tokius dalykus pasikeisti. Tai va tiek bėdų tam kartai. Iki.